Taip, šiandien visą dieną lyjo. Tai va ištaikė momentą, kai šviečia saulė. Dabar eisime į Vardė miestelėje į kitą pusę pasižvalgyti, ką jau po patį miestą. Čia mes einam daugmaž link centro, bet žmonių nėra. Visi ilsisi. Tušia labai stiprus vėjas šiandieną. Turim apie 16 laipsnių šilumos. Tai tiek, va, galim pasižvalgyti kartu, kas čia, kaip čia gyvena. O čia mes esam pačiam centre, tai vaistinė, stotelė autobusų. Tai va. Viskas daugmaž taip, ten vietiniai vokiečiai tūsinasi. Toks centriukas. Turime fontanėlį. Nediduką. Va, čia matom tipinį vokišką namuką į visas pusės. Visur va, tokių daug garažų pristatyta pas vokiečius, kuriuose laiko automobilius. Čia yra Volksbankas, valiutos skaitykla. Turbūt kažkokią galima atlikti pinigų išsigryninti, jeigu reikia. Matot, mašinėlės paprastos, visų čia Ferrari aš nematau. Šiaip daug kabrioletų iš tikrųjų, bet čia ir šilta. Pačių gyventojų vaikštančių labai nedaug. Visi namisėdos tokie. Va, mes bandom eiti šitą bažnyčią. Čia kur matosi. Kaip čia mums prie jos prieiti dabar? Bandysim prieiti. Taip, na čia va ta bažnyčia. Raudonų plytų, didžiulė. Teritorija aptvarkyta. Toks va bokštelis. Tai einam aplinkui, tai eisim. Žiūrės. Mašiniuks, elektrinis. Čia šiukšlynė, aš taip suprantu. Čia žiūrėk, Vytai, turbūt koks darželis. Batų prikabinti. Batuose gėlės pasodintos tikros. Tokios pagytusios. Toks jau.
Nu, o čia šitoj pusėje matom vokiškus namus, tai čia kaip mėgamasis rajonas, aš taip skaitau, 3 aukštų namukai. Čia visa gatvė jų nupilta. Ėjom ir radom antrininką, tokį patį medį, šiek tiek. Vėl jis toks. Lyg tai bandė žydėti, ką jis čia. Aštrus toks. Labai įdomus konkorėžiai, bet jau aukštai pasiekti neina. Parodyčiau iš arčiau. Gėlių visokių. Šiaip vokiečiai aplink namus gražiai susitvarkė. Jie čia prisižiūri, nors čia įdomi jau pusė sklypo žolės nupjauta, pusė auga. Čia gal 2 šeimininkai namie gyvena, neaišku. Šiaip kas man pas juos nepatinka, tai... traukinys važiuoja. Kas man pas juos nepatinka, tai kaip jie čia tvarkosi su šiukšlėmis. Tokia Lietuvoje žymiai viskas geriau, tvarkingiau. Čia tokios nėra vienos sistemos. Jie čia bando rūšiuoti konteinerių beveik kiek, suslėpti, nesuprasi kur. Čia, pavyzdžiui, einam, čia palyginus švarų yra, bet šiaip yra vietų nelabai švarių ir vietos ir šiukšlių, čia nelabai kas valos, aš suprantu, visur. Gal tas pagrindinės gatvės apvalo. Ir tiek. O šiaip, kad kažkas valytų kelininkų, kokių ten, kur šiukštas renka, tai dar jų net nemačiau. Taip, mes šitą esam savaitę, tai jų dar net matęs, nes... Vat. Nu, visokių namų. Net baltų plytų senovinių. Tai nežinau. Ir labai gražių, ir nelabai gražių. O dviratininkas važiuoja. Ten mums visus skambučių uždavė, kad praleistumėm kelią. Va čia koksai gražus, čia kaip pasakų namelis kažkoks. Tai. Čia gal koks muziejus, nežinau, kažkokia iškaba. Vėl jie čia labai daug visus kelius remontuoja, visokius. Apsitvėrė. Čia einam tokią smarvę, nežinau, čia atrodo, kad valymo įrengimui kažkokie tai būtų netolies, nes man tai čia duoda kvapas geras. Tvarkingai po tiltu kažką tai daro, apsitvėrė. Šviesoforą pasistatė mašinom reguliuoti eismą. Jo, kvapelis čia toks neblogo. Nu, čia tokia ant ratuko atsivežė šviesoforą. Pasistatė ir veikia. Su antena. Čia žiūrėk, parašyta, kad veik negali. Pavyzdžiui, senais negalima. Čia nukasė kažką tai. Nežinau, ką jie čia. Šiaip nesam iš arti dar nei vieno traukinio nufilmavę, kaip lėkia. Čia tokie matėm spalvoti, bet nespėjom užfiksuoti. Praskrenda kosminiu greičiu. Bilietams, jo. Kur taip smirda? Va. Kaip ir Lietuvoje pripaišyta visokių nesąmonių ant sienų. Tai šiaip įdomiai. Čia pakilti ant to tilto niekur nėra, kad prie geležinkelio prieiti. Gal taip einam, mes išeisim prie savo tilto. Nes ten nežinau, kur mes nueisim. O čia šiaip, žinai, žiūriu, čia tie traukiniai gal laidais lakstoma, tai tokie va. Jo čia, žiūriu, visur tie laidai eina. Jo, vėjas šiandien tai gan didelis. Čia kaip nuošaliai gyvena, ne, Vytai? Kas gyvena, kaip nuošaliai.
Šalta. Nu, tokie va. Sklypai žmonių. Šiaip tų dviračių takų, sakyčiau, daug, bet ar jie ten surišti tarpusavį, tai sunku pasakyti. Bet man atrodo išmėtyti. Tai ten takas, tai ten takas. Čia manau kokie gal sodai. Čia jau taip jau senų babų primena. Kokių čia, ko čia, iš ko tik nepadaryta, ką turėjau, iš to darau. Tai čia mes suprantam, ėjom, čia tokie kaip užvatų kolektyviniai sodai, kaip pas mumis priimtame, bet čia jų vietiniai tokie. Nu ką žinau, iš kiek matau, tai baisiai atrodo jie. Ar jų nebe tai prižiūri, neaišku. Sistemos nėra, čia matau, kad chaosas. Iš visokių lengalių pastatyta, mums nesiseka, vėl lyt pradeda. Bandom eit toliau. Čia dar vienas sodas. Visko čia yra ir ko tik tai mes nėra. Ir vėliava išsikėlė. Visko. Nenorėjau filmuoti, ten kažkoks žmogus išlindo. Tai kad problemų nebūtų, nusipau kamerą. Na. Ar taip turi atrodyti sodai, aš nežinau, jūs pažiūrėkit. Čia ne soda, čia kažkokie šiukšlynai. Einam. Va čia matom, turi pasisodinę kažkokių kultūros, miežių. Turi šiek tiek, kažką augina. Šalis šiek tiek turi. Gerai, eina toliau. Čia įdomiai žmogus eina su šunį, vedžiojasi. Visiem rodau, kad čia negalim kakaškinti. Toks šunų pivelę užsitvėrė kažkas, tai neleidžia šuniukams daryti savo reikalų. Bet šokie vėl nebelyja. Paskui palei tą gatelę, man atrodo, pasuksim ir pareisim kažkaip. Čia toks vienišas namukas jau čia. Visos civilizacijos atrodo atitolęs. Vai kažkas prieina. Va, mes čia apsukom tokį didžiulį ratą. Su kolega ir atėjom vėl prie Lidlo. Čia jau praktiškai visą tą miestelį apėjom, nors tie namai čia ir toliau išbarstyti po visą. Tai va, kaip atrodo jų vietinis Lidlas. Nežinau, viduj buvom, tai jisai dydžio panašiai kaip Lietuvoje. Tik tai gal jau tas pats statinys netoks. Ir čia kas įdomiausia, kad viduj buvom, jokių krepšelių nėra, ir tik tai va vežimėliai. Iš lauko pasiėmė ir stumė. Čia sustatyti tvarkingai ir tiek, o krepšelio kaip ir nėra. Aikštelė didelė. Va, kiek žinau. Taip, mes pasižiūrėjom, kažkur tai yra netoliese Baidario klubas, bandysim nueiti į tą klubą, pasižiūrėti. Kaip čia mums seksis, šiaip nemanau, kad ten kažkas tai šiandien bus. Bet nueiti galim, laiko turim. Labiausia, ką veikti nėra ką, tai tiesiog einam. Bet čia ne taip toli. Po kilometrą nueiti, kai čia mes nueisim. Greitai. Sveiki, į pagrindinę. Čia kažkokia didelė sankryža.
Ne, mums palauk, mums tenais reikia eiti. Palauk, ar kur čia? Va mes čia einam ant tilto, vėl ant to pačio kanalo būsim, bet grįžčiau dabar ant kito tilto. Iki Baidario klubo daeiti dabar norim, va čia ir geležinkelis tas pats. Tas pats geležinkelis, kur mes žiūrėjom. Palei kelią, kur mes praeitą kartėjom. Va čia daug tų tiltų, ten dar vienas tiltas. Tai tiesiog dabar užlipsim ant pačio tilto ir pažiūrėsim vaizdą nuo tilto, kaip atrodo šitas kanalas. Va čia. Tai aš nežinau, čia turbūt mano ir bus tas. Aš taip spėju, arba toliau. Nu, nueisim, žemyn, nusileisim, ne? Tai būtų čia, matai, yra. Jo, yra. Aikštelė padaryta. Nu, važiuokit tenai. Tai čia šitas kanalas eina iš Reino upės. Šiandien laivelių nesimato. Galės užėjti. Gal išeiginė. Dieną, kai vėjo nebus. Gerai, einam, turbūt ne, pabandysim nusileisti. Jo, vėjas tai nerealus. Ai, nu tai taip, čia matai, net būdelė uždara yra. Trenerio būdelė. Jo. Tokia va bazė. Nu, čia gal darbo dienom kažkas tai ir vyksta, žinai. Pasėdim Vytai biškį. Nu, jo. Pasėdim. Va, čia vietinė stendas. Daug maž. Tenais yra kelioninis Baidaris, nesportinis. Nu, tai čia. Bet matai, yra kaip ir sportininkių. Yra. Kažkokių medicinos punktas. Nu, didelė. Čia mes matome. Didžiulė. Žiūrėk, ir durys kaip pat mumis į vidų. Nu, jo, įdomiai parodė dviračiams susidėti tokią karuoklę. Eime toliau. Nu, kažkokia iš prabangesnių mašinų, Audi kažkokia. Su ratais kosminiais. Elektrinė. E-tron. RS. Nu, jau čia jau jo. Senas toksai apšvietimas gauti. Jo, tai vat mes visoje gyvenvietėje, bent mano skoniai vakarai. Namukas toks daugiabutis. 4 aukštų namelis. Labai aplinka tvarkingai sutvarkyta, medžiai apkarpyti. Įdomiai padaryta. Va, traukinį matant greitai. Jo, jisai ant elektros laidų eina. Ant elektros laidų viskas. Nu, labai čia gražiai sutvarkyta. Medžiai apkarpyti, suformuoti. Viršelių auga. Va, kaip mes čia viską turim. Taip. Nu štai mes šiandien ir apsukom antrą miestelio pusę. Jau praktiškai visą mes jį čia apėjom. Net nebežinau, ką čia daugiau galim pamatyti. O čia yra sporto klubas. Mačiau ten turkai visokie.
štangas metalus kilnoja. Nieko čia tokio įspūdingo nėra. Nedidukas miestelis. Tai va. Šiaip labai žalias miestas, daug žalumos. Tvarkingas miestelis. Nieko negaliu pasakyti. Nu tai tiek šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjote ir sėkmės. Iki.